Erika, ar esi rimta apgalvojusi, niekino neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti šio savo sužadėtinio? Ar pasižadate santuokos kelią visą gyvenimą, vienas kitą mylėti ir gerbti? Taip. Savo žmoną. Savo žmoną. Ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės. Kai laimė lydės. Ar vargas suspaus. Ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers. Kai sveikata atvers. Ar lygos sužymės. Ar lygos sužymės. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas. Medaus mėnesį bus klausyt. Kol kas savaitėlę būsim Lietuvoje, paskui iškeliausim. Prieš tai metus praleidom medaus mėnesį aplink pasaulį. O kaip jaučiatės po tokios ceremonijos? Nu ką, žinau, tas jausmas taip sunku apibūdinti, bet tarsi palengvėjimas ir visko, nes buvo šioks toks stresas ir visko ruošimasis, bet dabar viskas kaip ir atslūgsta. Ir pagaliau viskas oficialu, kaip sako. Ar ruošiatės ilgai? Ne, nelabai ilgai. Buvo planas iš karto, bet neskausmingai greitai viską pasirino, turbūt bendrausim apie porą mėnesių. O žiedus kas kūrė dalininkas? Nežinau. Tai tradiciniai visiškai paprasti, kaip mes būtent mum ir buvo tas, kad raudonas auksas, vadinamas rusiškas auksas, kaip mūsų seneliai turėjo ir būtent lieka prie to klasikinio paprastas stiliaus.